Algimantas Dziegoraitis gimė Kaune. Čia 1957 metais baigė vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto teisės fakultetą, kurį baigęs 1962 metais rugsėjį buvo priimtas stažuotis advokatūroje, o 1963 metų vasarį pradėjo savarankišką advokato profesinę veiklą. Jaunas, vos 30 metų, advokatas Algimantas Dziegoraitis apsigynė teisės daktaro disertaciją. Jam suteiktas mokslinis docento vardas. Labai malonu atsiminti šviesios atminties advokatą, mokslų daktarą, teisės mokslų daktarą Algimantą Dziegoraitį. Man Dziegoraitis buvo advokato etalonas, koks turi būti advokatas. Aš galvočiau, kad visų pirma advokatas turi turėti vertybės. Dažnai vertybių klausimas pas kai kuriuos advokatus šiais laikais būna antraeilis dalykas. Jam tai buvo pirmaeilis dalykas. Vertybės tai sistema tam tikra, tai žmogus, pagarba žmogui, santykiai tarp žmonių, požiūris į jaunimą, jaunimo motyvavimas. Tai jis labai mėgo dirbti su jaunimu, tai ir savo kontorai nuolat turėjo jaunų advokatų ir labai įmėgo jaunimas, akademinis jaunimas, kai jis buvo katedros vedėjas. Prasidėjus jau atgimimo laikotarpiui aktyviai integravosi į sąjūdžio veiklą. Tuo metu vyko tie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo procesai ir sakykime, buvo reikalinga paruošti ir konstituciją naują, ir pilietybės, ir referendumo įstatymą. Visų šių pagrindinių įstatymų bendraautoriumi jis ir buvo. 1997 metais atnaujino akademinę veiklą, pradėjo dirbti Mykolo Romerio universiteto administracinės teisės katedroje, vėliau buvo ir šios katedros vedėjas, aktyviai dalyvavo Lietuvos teisininkų draugijos veikloje, buvo aktyvus Lietuvos kalinių globos narys, atstovaudamas Lietuvos kalinių globos draugiją, buvo visų Lietuvos prezidentų po nepriklausomybės atkūrimo malonės komisijų narys iki pat mirties. Reikia pasakyti, kad Algimantas buvo bibliofilas, turėjo sukaupė tiksliau milžinišką biblioteką, bet ne tik tam, kad parodyti svečiam ar klientam ar dar kažkam, bet jisai atkakliai studijavo, darė išrašus, reiškia, ir vystė tam tikras mintis, kuriomis pasisemdavo, reiškia, iš tų knygų. Tame tarpe, kaip pagal savo profesiją, advokato profesiją, norėčiau pasakyti, kad jis puikiausiai buvo studijavęs, reiškia, tarpukario Lietuvos advokatų ir teisininkų iškilių darbus ir, sakysim, tas nuostatas, tas žinias jisai norėjo pritaikyti jau šiuolaikinėje advokatūroje, reiškia, savo darbe, o tame tarpe ir jau toj užklasinėje veikloje, kurioje jisai aktyviai dalyvaudavo. Turiu įžymiojo Riomerio, mūsų konstitucinės teisės patriarcho, visus darbus, visas knygas originalus ir, sakysime, viena iš jų administracinis teismas yra su šis egzempliorius pažymėtas autoriniu užrašu profesoriaus Riomerio. Na, taip pat įžymių ekonomistų yra Rimkos, Kemiešio ir kitų darbai, teisės fakulteto mokslo darbai. Ir turiu pasakyti, kad daugelis straipsnių, publikacijų
esančių tose knygose labai aktualios ir vertingos ir nūdiena yra. Tai ne vien tik tai senos knygos. Aš dažnokai jomis naudojusi. Galiu net parodyti prieškarinę telefonų knygą, vienintelį egzempliorių, kuris buvo išleistas 400 metais. Va, ir įdomi knyga tuo, kad yra, sakysime, oficialiai nurodyti prezidentūros telefonai, pačio prezidento, ir prezidentienės yra telefonas nurodytas, kuriuo galima jai paskambinti. Na, įdomi knyga. Va. Čia visos Lietuvos yra telefonai, 400 metams akumuliuoti, reiškia, sudėti į tą knygą. Na, tiesiog dabar kaip istorijos šaltinis, galima sakyti, ta knyga yra. Ir daugybė kitų dalykų. Čia yra Smetonos raštų tritomis originalai. Reiškia, įdomumo dėlė galiu parodyti Zaso Noimano proceso 34 metais išleistą kaltinamąjį aktą, kaltinamąjį išvadą. Prisimenate, tai buvo tokia labai garsi byla. Taip. Arba Lietuvos policijos kalendorius nepaprastai gražiai išleistas. 18-28 metai visa Lietuvos policijos veikla per nurodytą laikotarpį aprašyta su fotografijom, su lentelėm, su statistika labai ant gražaus popieriaus atspausdinta knyga. Ir tos knygos moto - tvarka, teisėtumas, valstybės pamatas. Gražiai pasakyta. Jis ir buvo estetas. Jo poelgiai, elgsena tai rodė, pagaliau jo ir pomėgiai, hobis tai vadinamas, jis mėgo dailininkų paveikslus, mėgo antikos dalykus, labai domėjosi literatūra, kuri buvo išleista iki 40 metų, o taip pat netgi buvo savo kolekciją turėjęs literatūros, na, dar iš senesnių laikų. Ir jis labai didžiuodavosi, kada mes susitikdavom jo kontoros vienoje erdvėje, buvo biblioteka ir mes ten valandas žiūrėdavom įvairias knygas. Jis pasakodavo tų knygų įsigijimo istorijas įvairias linksmas. Na ir labai būdavo jauku šalia tokio žmogaus. Labai reta, vertinga knyga yra Napoleono kodekso stenogramų, viena iš knygų, kurioje užfiksuoti ir Napoleono pasisakymai. Kaip žinote, beveik pusė pasaulio valstybių kopijavo prancūzų civilinio kodekso schemą. Ir pats Napoleonas yra kažkada netgi pasakęs: aš laimėjau daugiau kaip 40 mūšių, tačiau vieną pralaimėjau prie Waterloo. Ir dėl to pralaimėjo mane žmonės greit pamirš, visas mano pergalės pamirš. Tačiau, sakė Napoleonas, aš palikau žmonijai savo kodeksą. Ir šiuo kodeksu aš įsiamžinau į žmonijos istoriją. Nebuvo toks kolekcionierius, kaip tiesioginiu to supratimu, nes jis jomis naudojosi. Jis jas analizavo, vertino, turėjo labai gerą atmintį, cituodavo ne tik žymius praeities teisininkus, bet ir filosofus. Jo mėgstamas filosofas buvo Seneka. Labai daug citatų žinojo, naudodavo ir teismuose kalbėdamas, sugebėdavo pritaikyti kažkaip. Manau, kad bet kuris inteligentas ir teisininkas, ekonomistas turi domėtis įvairiomis žinių sritimis. Mano biblioteka iš esmės yra specializuota, profesinė biblioteka. O matote, teisė yra labai konservatyvi. Teisės dėsniai, teisės postulatai, kuriuos suformulavo dar romėnų teisininkai, yra praktiškai nekintami. Sakysim, senovės romėnų teisininkai deklaruodavo, jog būtinybė reiškia juokiasi iš įstatymo.
Negalima įstatymų varžyti to, ką subrandino gyvenimas. Ir jokiais dirbtiniais pančiais negalima pažaboti įstatymų. Tai populiariai išvertęs vieną iš aforizmų deklaruoja tai, kad įstatymų leidyba, teisinių idėjų formavimas, jis dinamiškas procesas vyksta visą laiką pastoviai. Teisinė kūryba yra labai intensyvi, tačiau manyčiau, kad tokie etiniai, būtent tokie koncepciniai pagrindai jau buvo senai suformuoti. Arba, sakysime, paimkime René Descartes labai gražius žodžius. Tiksliai apibrėžkime žodžius ir mes išvengsime pusę esančių pasaulyje nelaimę. Oratorystė buvo susijusi su jo vertybėmis. Gindamas tam tikras žmogiškasias vertybės, jisai argumentuodavo. Jo argumentai būdavo tiesiog pavyzdiniai. Galbūt tai turėjo ir įtakos tai, kad jisai žymiausių advokatų raštų studijavo. Dažnai apie advokatų mintis pasisakydavo viešumoj, ypatingai studentams, cituodavo advokatų, žymių advokatų, sakykime, Konį, ten kitų advokatų mintis. Jo tokia viena mintis man įstrigo, kai jis kalbėdamas apie vieną žymų advokatą, kuris Londone viešą paskaitą skaitė. Tas advokatas paskaitą skaitė apie valandą, paskui tas advokatas atsiprašė žmonių, sako, atleiskit, per ilgai skaičiau, nespėjau pasiruošti. Tai visuomet jis stengdavosi tai akcentuoti, kad advokatas turi kalbėti tiek, kiek būtina, kad nebūtų tuščio plepėjimo. Jis buvo tiek visapusiškas, išprūsęs žmogus, kad jam tikrai buvo lengva kalbėti įvairiom temom, reiškia, ir jis puikiausiai tai darydavo, reiškia, puikiausiai kalbėdavo, ne tik teismuose, bet, reiškia, įvairiose susirinkimuose, reiškia, rašydavo daug straipsnių. Norėčiau pažymėti, kad įstatymo ir poįstatyminio akto savokos yra labai supainiotos. Praktiškai ir spaudoje, ir kitur visi norminiai aktai, kurie išleidžiami valstybėje, vadinami įstatymais. Tai yra plačiai to žodžio prasme. Tuo tarpu įstatymais galima vadinti tik labai nedidelę dalį teisės aktų. Tai yra kodeksai, tai yra konstitucinės normos visų pirma. Išleidus būtent įstatymą, kaip hierarchinį svarbiausią teisinį aktą, jo keitimas, papildymas turi būti ypatingai retas dalykas ir turi būti ypatingai kruopščiai motyvuojamas. Labai svarbu subalansuoti įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios santykius. Kažkada vienas garsus teisininkas yra pasakęs, po vykdytojo lietpalčių slypi įstatymų leidėjas. Kaip nebūtų keista, vykdomosios valdžios atstovai tiesiog serga tą, tokią tendenciją, sakyčiau, leisti įvairius įstatymus. Mūsųse, sakysime, įvairios žinybos pačios savo rengia įstatymus. Dirbdamas advokatu, jisai buvo užimtas praktiškai visuomet. Aš neatsimenu nei vieno savaitgalio, kiek aš apskritai prisimenu gyvenimą kartu nuo vaikystės iki pilnametystės namuose. Taip pat nei vieno atostogų, kad jam netektų bendrauti su klientais. Be galo mylėjo advokatūrą ir, sakykime, gal jau per paskutinius 10-15 savo profesinės veiklos metų jautėsi šioks toks nusivylimas gal nauja ateinančia karta. Kartais supykė sakydavo, kad Lietuvos advokatūra tampa šiukšlių dėže, nes priimami žmonės netinkamos reputacijos, neverti būti advokatais. Žodžiu, labai principingai žiūrėjo į tą advokato
etika. Dėl atrankos jisai tikrai kovoja, jisai sakė, kad advokatų negali būti bet kas. Ir ypatingai jis pergyveno, kada vienu metu atsivėrė tos advokatūros vartai, atsivėrė ir kada į advokatūrą įžengė žmonės morališkai, etiškai ir kitaip vertybiniai nepasiruošę dirbti advokatais, tikrais advokatais, o ne pinigų rinkėjais, klientų pinigų rinkėjais. Mes žinome, kad tai tam tikrą įtaką padarė advokatūrai neigiamą, kada tie plačiai vartai buvo atidaryti advokatūros. Ir jisai tai ir numatė, ir kovojo visom savo išgalėm, kad ateitų tik sąžiningi žmonės. Teisininkų iš Madagaskaro salos mes neatsivešime, patys turime juos išsiugdyti. Advokato kaip asmens, kaip asmenybės, kaip profesionalo formavimas, jis tai yra ilgas procesas kaip gydytojo. Turbūt reikia kokių 20 metų intensyvaus darbo, kad galėtų advokatas pasakyti, kad aš šitą jurisprudencijai suprantu. Garsus advokatas Pasovičius yra labai gražiai pasakęs, kad advokatai, mes, sako advokatai, esam meninis elementas jurisprudencijai. Ir jokių būdų nenorėdamas įskirti advokatūros kaip grandies teisėtvarkos organų struktūroje, norėčiau pažymėti, kad advokatas turi pasižymėti ypatingai aukšta erudicija, kultūra, inteligencija, intuicija, tam tikra psichologizmo, nes advokatas gina teisę, kovoja už tiesą, turėdamas savo rankose vienintelį instrumentą - išradingą, labai profesionalų žodį. Paskutiniu metu mes girdime tokias bylas iš kriminalinių kronikų, kada advokatas ir kitas teisėsaugos pareigūnas, teisėjas, sudaro suokalbį, kad bylos eiga pasuktų viena ar kita kryptimi. Jis būtent siekia visą tai pasiekti sąžiningomis priemonėmis. Tai, ko aš iš jo išmokau, jeigu kalbant apie darbą advokatūroje, tai yra dėmesys kiekvienam žmogui, jų nediferencijuojant į socialinės grupės, turtinę padėtį, amžių, tautybę. Tai yra pirmas dalykas, o antras dalykas tai yra sąžiningumas bendraujant su klientu. Ir to sąžiningumo esmė tai yra realios padėties